Sveiki, esame Rokiškio rajone. Mūsų rajone vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė ir granuliometrinė sudėtis, priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi mažo fosforingumo ir vidutinio kalingumo dirvožemiai. Rokiškio rajonas padalintas į dvi dalis – lygumas ir kalvas. Lygumose labiau išvystyta augalininkystė. Ten dirvožemio našumo balas aukštesnis, kalvotose vietovėse vyrauja mišrūs augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Ten dirvožemio našumo balas žemas. Šiais metais gegužės mėnuo pasitiko šaltais ir vėsiais orais. Vyravo šalnos, kurios siekia net -6 laipsnius dirvos paviršiuje. Per 2025 metų gegužės mėnesio 1 ir 2 dešimtadienį Ilgalaukių kaimo meteorologinės stotelės duomenimis iškrito 112 mm kritulių, kai tuo tarpu mėnesio norma gegužės yra 53 mm. Esame žieminių rapsų lauke. Žieminių rapsų hibridinė veislė DK-Exbury turinčia atsparumą ropių geltos virusui. Veislė yra vidutinio augumo rudenį, vystosi kompaktiškai, todėl augalai neturi stipraus polinkio į augimo kūgelio tįsimą. Veislė gausiai šakojasi, todėl gali būti auginama tiek įprastinėje, tiek plačiaeilėje sėjos technologijoje. Pavasarį šios veislės augalai vystosi lėčiau, formuoja aukštus, bet tvirtą stiebą turinčius augalus. Žydėjimas prasideda vėliau, todėl veislė mažiau nukenčia nuo vėlyvųjų šalnų. Šiuo metu jau rapsų žydėjimas eina į pabaigą. Dauguma žiedlapių krenta. Šiame lauke ūkininkas jau panaudojo fungicidą nuo sklerotinio puvinio, nes rapsų žydėjimo metu būtent ir vyravo lietingi orai. O kuo metai yra šie kitokie? Taip kaip niekad gausiai matome pažeistus rapsų augalus pilkuoju kekeriniu puviniu. Net augalų žiedynai pažeisti. Botrytis sinerėjas skiriamasis bruožas, kad ant įvairių augalo dalių atsiranda dėmės su pilku, puriu, dulkančiu apnašu. Ši liga pažeidžia pavienius augalus pasėlyje, atskiras augalo antžeminės dalis, o šiemet botrytis sinerėja net ir žiedynus pažeidė. Žydėjimo pabaigoje turėtume pagalvoti apie ankštarų apsaugą nuo ankštarinio paslėptas straublio ir ankštarinio gumbaodžio. Jeigu nebuvo panaudotas sisteminis insekticidas, rekomenduojama žydėjimui pasibaigus panaudoti acetamiprido veikliosios medžiagos sisteminį insekticidą. Nors rapsų žydėjimas eina į pabaigą, bet nepamirškite planuodami purškimus fungicidais ir insekticidais prieš 2 dienas užregistruoti PPI sistemoje ir purkšti naktį nuo 21 val. Iki 4 val. Esame žieminių kviečių lauke. Veislė LG Keramik. LG Keramik veislė sukurta Prancūzijoje, kviečiai vidutinio aukščio AVT stotyse įvertintas atsparumas išgulimui bei įvertintas atsparumas ligoms 8 balais. Šiuo metu žieminiai kviečiai jau rodo vėliavą, dar susisukęs paskutinis lapas. Šiame pasėlyje buvo rasta dryžligės ir miltlygės pažeidimų, todėl buvo panaudotas fungicidas, kai augalai buvo 32 BBCH tarpsnių. Pasiekus vėliavinio lapo tarpsnį, ūkininkas planuoja panaudoti antrą fungicidą, kad apsaugotų vėliavinį lapą nuo žalingiausios lapų ligos – lapų septoriozės. Nes vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių lapų septoriozės išplitimo riziką, yra meteorologinės sąlygos. Lygai plisti palanku, kai esant 15-20 laipsnių šilumai vyrauja drėgni su dažnu lietumi orai. Smarkiau ši lapų lyga išplinta žieminiuose kviečiuose, o vasarinių kviečių pasėliuose dažniausiai pasireiškia mažesniu intensyvumu. Lygų kontrolė be fungicidų javų pasėliuose jau neįsivaizduojama. Tačiau laikantis integruotos augalų apsaugos principų, pirmenybė vis dėlto turėtų būti teikiama prevencinėms priemonėms. Dažnai siekiant sumažinti dirvos dirbimo išlaidas, ūkiuose javai sėjami į minimaliai įdirbtą dirvą arba dėl menkos sėjomainos, rotacijos tame pačiame
lauke auginami 2 ar net 3 metus iš eilės. Būtent sėjomainos stoka ir minimalus žemės dirbimas yra vieni svarbiausių rizikos veiksnių, kurie turi įtakos gausesniam lapų septoriozės bei dryžligės išplitimui kviečių pasėliuose. Ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių lemiančių grūdų derliaus nuostolius ir prastesnius grūdų produkcijos kokybinius rodiklius. Siekiant sumažinti lapų septoriozės plitimą, reikėtų vengti atsiliavimo ir supaprastinto žemės dirbimo, netaikyti tiesioginės sėjos į ražienas, subalansuoti tręšimą azoto, fosforo ir kalio trąšomis, auginti atsparesnių veislių javus, stebėti meteorologinės sąlygas, didžiausią žieminių kviečių derliaus dalį užaugina vėliaviniai apie 40% ir antrieji 25 procentus lapai. Tad kuo ilgiau tuos lapus išlaikysime sveikus, tuo didesnio derliaus galime tikėtis. Esame vasarinių miežių lauke veislė KVS Irina. KVS Irina tai salyklinių miežių veislė, tai vidutinio ankstyvumo veislė, augalai žemi bei turintys tvirtą šiaudą. Išskiriamos šios stipriosios veislės savybės. Veislei būdingas itin didelis derliaus potencialas, geras atsparumas išgulimui, puikus atsparumas ligoms, o ypač miltligiai. Šiuo metu vasariniai miežiai yra 13 tarpsnio pagal BBCH skalę. Lapų vystymasis išsivystęs 3 lapas. Prieš salyklinių miežių sėją vasarinių miežių sėkla buvo apdorota fungicidiniu beicu – Cistiva. Šis beicas yra naujos kartos sėklų beicas, veiksmingas nuo ligų, plintančių tiek su sėklomis, tiek ant lapų. Beico poveikis gali trukti keletą mėnesių, kai kuriais atvejais beico poveikis yra toks pat arba šiek tiek silpnesnis, kaip ir pirmasis fungicidų purškimas nuo lapų ligų pavasarį. Fungicidinis beicas gali apsaugoti javus nuo ligų, plintančių javų augimo pradžioje, tačiau javus vis tiek reikėtų apsaugoti nuo ligų, plintančių vėliau sezono metu. Salykliniai paskirčiai auginami vasariniai miežiai reikalauja subalansuoto, saikingo tręšimo, siekiant gero derliaus ir tinkamų salyklinių savybių, ypač žemesnio baltymų kiekio grūduose. Per didelis azoto kiekis gali pabloginti grūdų kokybę, todėl svarbiausia balansas tarp derliaus, kiekio ir kokybės. Salyklinėms miežiams reikalingos šios trąšos, azotas saikingai ir tiksliai, skatinti augimą, bet nepertręšti. Rekomenduojama norma lengvesnėse dirvose 70–90 kg hektarą veikliosios medžiagos. Derlingesnėse dirvose 60–80 kg hektarą azoto veikliosios medžiagos. Visa norma patariama išberti prieš sėją arba sėjos metu, vengti papildomo azoto tręšimo vegetacijos metu. Salyklinėms miežiams reikalingas fosforas šaknims ir vystymuisi. Rekomenduojama norma apie 30–60 kg hektarą fosforo veikliosios medžiagos. Fosforas svarbus augimo pradžioje, skatinti gerą šaknų sistemą ir krūmijimąsi. Miežiams taip pat svarbu kalis atsparumui ir brendimui. Rekomenduojama norma apie 60–100 kg hektarą kalio veikliosios medžiagos, priklausomai nuo dirvos turtingumo. Salyklinėms miežiams taip pat reikalingi mikroelementai. Manganas labai svarbus vasariniams miežiams, ypač lengvose dirvose. Jo trūkumas dažna problema. Cinkas, varis taip pat svarbus fermentų veiklai, ypač kai siekiama salyklo kokybės. Kiekvieni metai vis naujas derliaus sezonas ir nauji iššūkiai, kuriuos sustiprina besikeičiančios klimato sąlygos. Jei norite sužinoti daugiau apie savo pasėlių būklę arba gauti informaciją apie stichinius meteorologinius reiškinius savo rajone, prisijunkite prie ICMI sistemos. Lietuvoje veikia pažangus meteorologinių stotelių tinklas, kuris suteikia
galimybę gauti tiksliausią informaciją apie gamtinės nelaimės ir jų poveikį. Sekite mūsų naujienas ir socialiniuose tinkluose.